Sveiki, biškai pavargau jau keliaut po Afriką, tai grįžau į Belgiją. Pakeliaut po Belgiją, atvažiavau šiandien į Monso miestą, pirmą kartą esu šitam mieste. Gražus miestukas, labai gražus, rekomenduoju. Kažkada labai seniai Monsas buvo etnografistės sostinė, tai buvo tokia nepriklausoma valstybė, kuri tapo Belgijos dalimi ir niekas nesigaili ir labai gerai valstybės atsiranda ir dingsta. Išliktų etnografistė būtų monsiečiai eniečiais, o taip tapo belgais. Šitame name gyveno Vincentas van Gogas po to, kai jie nepriėmė dirbti kunigų. Čia jis gyveno antram aukšte nemokamai pas vietinį gyventoją kartu su 2 vaikais antram aukšte. Vincentas van Gogas buvo kunigo sūnus ir todėl norėjo taip pat tapti kunigu. Tai 6 mėnesius jis čia prie Monso buvo stažuotojas kunigas, sakykim. Bet po 6 mėnesių paaiškėjo, kad jis yra keistas, žmonės jo nelabai mėgo, ir todėl bažnyčia nutarė, kad nereikalingas toks klebonas kunigas. Žmonės sako, kad jis purvinas vaikščiojo, jis mėgo tenai į šachtas nusileist, pas šachtininkus, pažiūrėti, kaip jie ten anglį kasa. Tai todėl vaikščiojo purvinas ir nepamėgo vietiniai gyventojai Van Gogo. O čia yra Tournai miestas Belgijoje. Iš tikrųjų, šita kelionė po pasaulį privertė mane kitaip vertinti Belgiją. Paprastai mes belgai pripratom skeptiškai vertinti Belgijos grožį. Dėl to, kad šalta, lyja. Bet tai netiesa, iš tikrųjų mūsų šalis turi daug tokių mažų miestelių kaip Tournai, kaip Mons, kur jauku pasivaikščiot, švaru, galbūt nėra saulės. Afrikoje yra saulė, bet kiek šiukšlių laukia ir nesaugu. Ir skurdas. Mylėkime ir saugokime Belgiją. Čia yra katedra Tournai. Didžiausias pavojus Belgijai yra Lietuva. Todėl Belgiją reikia saugot nuo Lietuvos. Lietuviai iš visų jėgų nori pradėti karą su Rusija. Jeigu pradės karą su Rusija, jie nori, kad Belgija taip pat kariautų, kad rusai čia į šitą grožį trenktų atominę bombą. Čiagi NATO sostinė yra Belgija. Ir neliktų viso šito grožio Belgijoje. Ai, kaip negerai. Todėl labai svarbu padaryti, pasiekti, kodėl aš atvažiavau dabar į Belgiją, paaiškinti belgams, kad kai lietuviai išprovokuos karą su Rusija, kad Belgija nekariautų, kad paliktų Lietuvą kariauti vienatvėje su Rusija, kartu su Latviais, kartu su Latviais tegul kovoja. Taip yra todėl, kad lietuviai neturi tokios katedros, kaip šita labai sena graži. Tokių pastatų gražių. Jiem negaila pradėti karo. Jie viską, ką turi, tik tai gyvybę, o gyvybę savo nesaugo, nevertina. Tegul nevertina. O mes Belgijoje vertinsim. Ir nekariausime prieš Rusiją. Tegul Lietuva viena nugali Rusiją. Iš tikrųjų, oro uoste, kai aš dabar iš Afrikos atskridau, mane kaip visada sulaiko oro uoste, dėl to, kad Lietuva sako, kad aš banditas, mane reikia sodinti Lietuvoje į kalėjimą ir taip toliau. Tenai dėl to, kad Noreikos lentą sudaužiau, dėl to, kad papasakojau, kaip pedofilas Egidijus Kūris bandė mane pabučiuoti į lūpas, kai aš buvau nepilnametis, bet dėl visų šitų dalykų. Bet, kur yra progresas? Progresas yra tame, kad oro uoste policininkai, kurie mane sulaikė ir paleido, sulaikė, nes lietuviai paskelbė paiešką, o paleido dėl to, kad lietuviai yra fašistai. Tai jie pasakė, kad sulaikė mane paskutinį kartą, daugiau Lietuvos užklausų nevykdys. Ir mano kelionė per oro uostą dabar bus greitesnė. Žinot, tie sulaikymai atima iš manęs nuo 3 iki netgi 40 minučių kartais. Tai daugiau to nebus. Paskutinį kartą sako, kad
pakluso lietuvių paieškai, pakluso Lietuvos policijai, sulaikė mane, bet be abejo, kaip visada paleido ir sako, daugiau taip nebus, daugiau manęs nebesulaikys. Kadangi aš esu vatnikas, atvažiavau į Vaterlo lauką. Vaterlo laukas, čia yra Vaterlo laukas, čia buvo sutriuškintas Napoleonas, čia paskutinį kartą Napoleonas buvo imperatorius. Čia vat jį sutriuškino visiškai, ant kalno yra, ant šito kalno yra, liūtas ten yra, kuris simbolizuoja pergalę prieš Napoleoną. Va čia va tas laukas, Vaterlo, čia rusai sutriuškino Napoleoną. Tai yra rusų pergalė prieš Europą. Štai kodėl aš, vatnikas, atvažiavau į šitą šventą vietą. Kaip gražu žiūrėt, kaip smagu, kad Napoleonas pralaimėjo, o Rusija laimėjo prieš Europą. Net jeigu Napoleonas ir laimėtų šitą Vaterlo mūšį, o jis pralaimėjo, neilgai jam liktų būti imperatorium, nes tuo metu jau 300 000 Rusijos kareivių ėjo per Vokietiją, kad nuverstų Napoleoną tuo atveju, jeigu jis laimėtų Vaterlo. Jis nelaimėjo Vaterlo. Va, kaip smagu. Man kaip vatnikui labai malonu šitoj vietoj apsilankyti. Čia yra rusų pergalės prieš Europą simbolis. O Lietuvoj konservatoriai žiūri dabar ir verkia. O aš džiaugiuosi. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.